Dviejų dalių uždavinys. Pirmoje dalyje mums reikia paprasčiausiai rasti mažiausią teigiamą funkcijos periodą. Funkcija apibrėžta nuo minus begalybės iki begalybės ir kaip matom, bet šitokie gabaliukai kartojasi. Na tai vieno šito gabalėlio plotį tiesiog reikia rasti, tai ir bus periodas, nes čia toliau kartojasi. Žiūrim, 1, 2, 3, 4, 5 langeliai. Reiškia, šios funkcijos mažiausias teigiamas periodas yra 5. Kas 5 jisai kartotis. Antroje dalyje mums reikia rasti funkcijos reikšmę, kai x yra 26. Kadangi žinom, kad kas 5 kartojasi, aš galiu paprasčiausiai atimti tuos 5. Ir tai bus tas pats, kas funkcijos reikšmė taške 21, dar nematau grafike. Dar galiu atimti 5, arba iš karto galiu atimti 5 kart 2 10, arba iš karto galiu atimti 5 kart 3 15. Tiesiog aš galiu atimti po 5, kiek nori kartų. Tai aš iš 21 šiuo atveju atimsiu 15 iš karto. Tai bus 6. Ir funkcijos reikšmė taške 6 aš jau matau, ji yra lygi minus 2. Va čia va, matai, dar kartą pažiūrėk, taške 6 funkcijos reikšmė lygi minus 2. Įsprendėm.